Kuom šitie šokiai įdomus, nauji ir skiriasi nuo kitų, tai tuom, kad mes šokam linijiese be poros. Tai yra labai smagu ir primtina žmonėms, nes sunku surasti tą porą, surasti laiką, kad kartu pašokti. Tai yra pats paprasčiausias būdas. Pats paprasčiausias. Visi, kas nori šokti, jie visi gali šokti. Jeigu man smagu, jeigu aš noriu kartu su jais šokti, aš tiesiog atsistoju šalia liniją ir šoku su jais. Tai šokiai yra laisvalaikio, pasilinksminimo šokiai klubuose, baruose, aikštėse, festivaliuose, klubuose. Ir kuo daugiau žmonių, tuo smagiau. Va, o mes su merginom, Olele, joms pasiūlėm pašokti country variantą. Pirmas susitikimas buvo nedrasus. Jos sakė, kad tai visai ne tas stilius, visai ne tie šokiai, ką mes šokam, ką šokam merginos baruose, klubuose, laisvalaikiu. Bet paskui jom patiko. Išgirdo muziką, suprato, kas tai per žingsneliai, su savo nuotaika, su savo stiliuje, jos visai puikiai jį įvaldė. Oi, kaip pavargau. Šį vakarą žinias paskaitykime, mergaitės. Čia yra naujas mūsų kalendorius. Ir ant viršelio va mūsų mergaitė, pažiūrėkit. Kokia graži. Kokia čia lelė. Čia su makiažo, čia su tam.